Jo, tai tos dienos praėjo sunkios, technikai sunkiau, mašinai. Pirmą dieną 2 padangos prakirstos, tada kas dar? Tada 4 bėgis dingo, tada vakare bivake reikėjo tvarkytis padangas, nes chaosas, padangų nėra visom Toyotom, laukiam sunkvežimio, tada susitvarkėm dėžę, šiaip ne taip, tada šiandien 1 kilometrą važiavom, padangą prakirtom iš oro, taip tiesiai važiuojant, tobulus akmuo, prakirtom, tada stabilizatoriaus traukė, įdomiai sulūžo ir į ratą man pradėjo kalatuotis, įstrigo į stabdžių suportą, tai reikėjo nuimti ratą, išimti tą traukę ir tada lingavo mašiną visą laiką. Tai tiesiog buvo išlikimo diena, tiesiog pasiekti finišą, o žiūrėsim, kaip bus kitą savaitę, sutvarkys automobilį, kitą savaitę bus, manau, žymiai geriau. Nežinau, jūs važiuokit pasą, jums tikrai parodyti, jums viskas, sakėme. Draugai, tai mes važiuojam pasą. Na,